Sveiki, esu Dovilė Urbanaitė, didžiausio Lietuvoje veiklių ir verslių moterų klubo She is Glowing įkūrėja. Išties nuo pat vaikystės aš puikiai žinojau, kad ateityje labai noriu turėti savo verslą ir būtent todėl pasirinkau magistro verslo studijas, tačiau jas baigusi aiškiai suvokiau, kad to tikrai nepakanka. Ir norint turėti sėkmingą verslą, būtina visų pirma nuolatos plėsti savo žinias. Verslas išties yra labai dinamiškas, viskas nuolatos keičiasi, reikia įgyti vis naujų įgūdžių. Tai išties tai, kad tu išmokai universitete, labai greitai po metų ar kelių gali tapti, išties jau nebe taip ir aktualu. Tai aš supratau, kad tobulėti reikia išties nuolatos. Taip pat yra be galo svarbu ugdyti savo ratą aplink, turėti žmonės, kurie taip pat gyventų verslo kūrimu, turėti savo potencialius klientus, bendradarbiavimo partnerius. Tai išties aš mačiau, kad yra būtina erdvė, kuri leistų visą tai įgyvendinti. Ir būtent taip mano galvoje pradėjo formuotis idėja apie tai, kas šiandieną yra didžiausias Lietuvoje veiklių ir verslių moterų klubas She is Glowing. Ir tai yra erdvė, kuri yra tobula terpė kiekvienai moteriai, kuri nori pradėti savo verslą, auginti savo verslą arba tobulėti savo karjeros kelyje. Todėl, kad moterys esančios klube, jos gali išmokti naujų dalykų iš įvairių skirtingų lektorių ir būtent mokytis tai, kas yra aktualu dabar. Vat ar ne, kažkas įvyko, mes nesimokome iš seniai parašytų vadovėlių, o iš to, kas yra aktualu, kas yra nauja. Taip pat, žinoma, yra be galo svarbus bendruomenės aspektas, jausti nuolatinį palaikymą, turėti galimybę pasikonsultuoti, pasitarti, pasidalinti tą kelionę atradimais. Ir būtent taip iš tikrųjų ir gimė mano verslas. Ir šiandieną tai yra veikla, kurią aš kvėpuoju, gyvenu, labai ją myliu ir labai džiaugiuosi, kad veikla, kurią aš pradėjau, šią dieną yra pakeitusi tikrai begalės lietuvių moterų gyvenimus. Kai aš pradėjau kurti She is Glowing klubą, išties ne vienas žmogus klausė, ar tikrai tai yra reikalinga. Ar yra kažkokie labai skirtiniai būtent dalykai tarp vyrų ir moterų vystančių verslus, ar būtina atskirti, ar ne, moteris. Ir iš tikrųjų aš mačiau poreikį ir mačiau, kad moterims yra svarbu būti jaukioje aplinkoje, kurioje jos jaustųsi suprastos. Ir yra tam tikri dalykai, kuriuos vyrams suprasti galbūt būtų truputėlį sudėtingiau. Vienas iš jų yra būtent tai, kad dažniausiai vis tiek moteriai tenka tą atsakomybę gimdyti natūralų vaiką ar ne, vėliau pasiimti motinystės atostogas, nes vaikučiui labai reikia būtent mamos ir tam tikrų dalykų. Deja, bet tėtis, koks mylintis jis bebūtų, jis tiesiog negali pakeisti, net taip jau biologiškai yra sudėta. Tai tiesiog tai yra vienas iš aspektų, kur moteris dažnai jaučia tokį didžiulį spaudimą ir visuomenės, ir pačios savęs, kad jinai turi žongliruoti daugybę skirtingų kamuoliukų. Stengiasi būti ir tą jaukaus namų židinio vystytoja ir kūrėja, gera žmona, nuostabi mama ir dar ir sėkminga verslininkė. Tai iš tikrųjų tai yra toks nemažas spaudimas ir dažnai moteris lygiagrečiai, pavyzdžiui, pradeda kurti tuos verslus, dažna moteris išėjusi į motinystės atostogas, suvokia, kad nebenori grįžti į samdomą darbą ir pradeda vienu metu vystyti visas tas veiklas. Ir iš tikrųjų, tai yra nelengva ir dažnai moteris jaučiasi, kad jos gali būti labiau suprastos būtent kitų moterų bendruomenėje, kurios eina lygiai pro tą patį. Kitas aspektas yra tas, kad moteris iš esmės dažnai yra jautresnės ir jos gali turėti iššūkius derinant tokius dalykus, pavyzdžiui, kaip būti gera vadovė, kaip būti ir gerbiama, ar ne, bet tuo pačiu ir išlaikyti tą artimą, jautrų ryšį, ar ne, tą turėti pasitikėjimą savo komandos nariais. Tai išties lyderystė yra kita tema, kur dažnai moteris, bando atrasti tą balansą. Kitas aspektas yra, kad dažnai moteriai yra taip pat sudėtingiau įvertinti savo kainą, įvertinti savo paslaugas atitinkamai, drąsiai pasakyti, kad tokia yra kaina ar mano paslaugų, ar mano kūriamo produkto. Tai vėlgi yra įvairių psichologinių tokių galbūt aspektų, baimių daugiau, kurios yra labai artimos kitoms moterims ir tuomet jos būdamos jaukioje aplinkoje, ar ne, gali kartu diskutuoti, kaip pavyko vieną ar kitą bloką įveikti, kokį sprendimą jos atrado ir pasikeisti visais tais atradimais kartu. Dar vienas aspektas yra tas, kad išties ir statistika rodo, kad moterims dažnai yra sunkiau pritraukti išorinį investavimą. Tai natūralu, kad irgi yra kita tema, kur moteris galbūt jaučia, kad net ir turėdamos tokią pačią gerą idėją, kaip kad turėtų vyras, ar ne, galbūt jos turi daugiau kažkokių kliūčių, kurios jam būtų sunku įveikti. Tai išties yra visai nemaža puokštė kažkokių tam tikrų įsitikinimų moterų, baimių, galbūt, kurios stabdo jas nuo įgyvendinimo savo idėjų. Verslas yra ne kas kitas, o žmonės. Ir iš tikrųjų už kiekvieno verslo slypi būtent žmonės, būtent todėl jausti tą bendrumą yra tikrai be galo svarbu ir taip pat plėsti ir savo kontaktų pažinčių ratą. Kai aš grįžau į Lietuvą su idėja pradėti savo verslą, pagrindinis dalykas, kam aš skiriau daugiausiai dėmesio, buvo būtent mano kontaktų rato kūrimas. Aš žinojau, kad tai yra be galo svarbu, nes dažnai tu gali prieiti prie tam tikrų žmonių tik turinčių asmeninį ryšį ir tikrai kontaktai, ryšiai, kuriuos tu sukuri, tu niekada negali žinoti,
kaip tau tai bus naudinga ateityje gyvenime, ar ne? Galbūt tai bus žmogus, su kuriuo jūs drauge turėsite bendrų projektų. Galbūt tas žmogus ateityje taps tavo klientu. Galbūt tas žmogus, tau nežinant, apie tave atsilieps gerų žodžių ir pradės tau pritraukti kitą klientą. Tai iš tikrųjų neužtenka tiesiog gerai daryti savo darbą, tyliai, ramiai pasislėpus ir tikėtis, kad kažkas tai apie tave atras ir apie tave sužinos. Yra be galo svarbu eiti, reprezentuoti savo sukurtą prekinį vardą ar savo vystomą veiklą ir iš ties vis daugiau žmonių supranta, kaip yra svarbu vystyti savo asmeninį prekinį vardą. Būtent todėl, kad už kiekvieno verslo slypi ne kas kitas, o žmogus. Ir žmonės taip pat rinkdamiesi ir žmogų, su kuriuo nori daryti tą verslą, jie renkasi ne tik tai logotipą ar prekinio vardo pavadinimą, jie renkasi žmogų, kuris yra už to prekinio vardo. Tai būtent todėl būti bendruomenėje, būti aplinkoje, kur apie tave gali sužinoti žmonės, kurie turėtų žinoti apie tave, yra be galo naudinga. Ir pavyzdžiui, mes She's Glowing klube reguliariai organizuojame renginius, kurių pagrindinis tikslas yra moterims būtent užmegzti kontaktus, nes mes žinome, kad tuomet tai gali labai gražiai išsitransliuoti į naujus klientus, į rekomendacijas, į pažintis, galimybės ir bendradarbiavimus. Tai iš tikrųjų būtent tas aplinkos, bendruomenės turėjimas yra be galo svarbus, o kur jau tas aspektas, kad kai tu būni šalia žmonių, kurie tave įkvepia, kurie motyvuoja, kurie drąsiai svajoja, tai be galo motyvuoja tave. Ir jeigu tu turi aplinkoje žmonės, kurie tau pradėjus pasakoti apie norimą kurti verslą, iš karto savo, kad ar tau tikrai to reikia, pasižiūrėk, gal geriau likti saugiame darbe ar ne, tu girdi vien visą tai, tai iš tikrųjų ta motyvacija gali labai greitai nuslūgti. O jeigu aplinkui tu turi žmonės, kurie išgirdę tavo idėjas, ne tik tave palaikys, bet ir išties galės tau pasidalinti, kad žiūrėk, man padėjo tas, ar man puikiai tiko tas, galbūt pabandyk pasidaryti tai ir tai, ar ne, tai natūralu, kad tiesiog tu galėsi augti kur kas greičiau ir aš tikrai tvirtai tikiu, kad drauge kartu mes galime nueiti kur kas toliau. Tikiuosi, kad šis trumpas video buvo naudingas ir įkvepiantis ir nuoširdžiai raginu. Jeigu jaučiate, kad širdies gilumoje labai norisi pradėti savo verslą, tikrai nebijokite. Tai buvo bene geriausias mano gyvenime priimtas sprendimas ir tikiu, kad tai bus ir jūsų.